Perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid duomenimis, gegužę elektros energijos į Lietuvą importuota daugiau nei įprasta. Prieš daugiau nei savaitę pasiektas visų laikų antirekordas. Į Lietuvą importuota apie 95% šaliai reikalingos elektros. Tokia priklausomybė kelia didžiulę riziką. Tarptautinė praktika rodo, kad šalis nėra saugi, jei importuoja daugiau nei 10–15% elektros energijos išteklių. Mūsų šalis neturi konkurencingų elektrinių, kurios pagamintų reikiamą elektros energijos kiekį. Energetinė nepriklausomybė visų pirma reiškia nepriklausomybę nuo vienintelio tiekėjo. Dujų sektoriuje tai galime pasiekti turint alternatyvų dujų tiekimą per suskystytųjų dujų terminalą. Elektros sektoriuje gi turit pakankamus ir konkurencingus savus bazinės elektros gamybos pajėgumus, tokius kaip būsima Visagino atominė elektrinė. Statomos elektros jungtys su Skandinavija, taip pat kontinentinė Europa, yra būtinos. Turime patys gaminti ir prekiauti elektrą kaip lygiaverčiai partneriai. Visagino atominė elektrinė ne tik gamins elektrą už konkurencingą kainą, bet ir suteiks daug naujų galimybių šalies verslui. Bus sukurta 6000 naujų darbo vietų, o verslas galės pretenduoti į darbus, kurių vertė per 5 milijardus litų. Pinigai, kurie dabar išleidžiami elektros importui, liks Lietuvoje. Gegužės mėnesį atlikta visuomenės apklausa parodė, kad 79% Lietuvos gyventojų pasisako už šalies energetinės nepriklausomybės didinimą. Visagino atominės elektrinės regioninių partnerių Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai gegužės pabaigoje lankėsi strateginio investuotojo Hitachi gamyklose Japonijoje. Visagino atominės elektrinės pasirinkta technologija ABVR reaktoriai vieninteliai pasaulyje naujausios 3. kartos reaktoriai. Elektrinės su šiais reaktoriais jau sėkmingai veikia